Sveikos mano mielos, mylimos, davos, žavingos moteris. Šiandien turėsim pamoką su manimi Daiva Icon ir mano mylimiausių ištikimų modelį Justina Satin Glam Sexy Smoky Look. Pradedam. Taip mes pradedam. Gausiai produktą naudoju dėl to, kad darau tarsi rūbo imitaciją, kad kūnas būtų maksimaliai tobulas tiek iš arti, tiek iš toli, tiek kameroje. Juolab noriu priminti, kad produktas turi tokią ypatybę greitai stingti ir uždžiūti. To pasekoje reikėtų dirbti ir gausiai, ir greitai. Kaklas į viršų. Būtinai dekoruojam kaklą dėl kraujagyslių, dėl papilkėjimų, dėl to, kad kaklas nuolatinėje būsenoje yra prietemoje, šešėlyje, jį reikia atšviesinti ir padaryti tolygų tarsi rūbas. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad lietuviams dažniausiai sunaudoju fair atspalvį, todėl kad pats tinkamiausias atspalvis būtent mūsų europiniam moterim, Eastern Europe women, siūlyčiau daugiausia. Jeigu jūs pasiklystate ir nežinote, kurį atspalvį įsigyti per savo ilgametę patirtį, galiu pasakyti, kad 9 iš 10 atvejų naudoju būtent fair atspalvį, kuris idealiai tinka tiek tikrovėje, tiek puikiai atrodo kameroje. Dėmesio moteris, šitas momentas svarbus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad naudoju būtent Alexa Vien highlighterį, patį šviesiausią, dėl savo subtilaus smulkaus švytėjimo. Ir įrankis, instrumentas, mūsų rankų pratęsėjas turėtų būti arba ožkos, arba lapės plauko. Tai yra svarbu dėl porų ir dėl tinkamo šlifavimo atiduodant produktą ant kūno. Taigi, įtrinam produktą. Įtrinam gerai, negailėkit, netaupykit ir paprašom modeliuko arba savo klientės, jog į priekį išvestų raktikaulius. Tiesa? Ir pažiūrėkit, kokį mes turim vaizdą. Tai yra gražiau negu gražu, tai yra fantastika tiek gyvai, tiek kameroje. Jau po šito žingsnio moteris mano kėdėje Alpėje iš laimės. Merginos, norint gražiai padengti visą dekoltę, jums reikėtų atkreipti dėmesį, kad mūsų dengiama zona turi aukščiausias vietas. Pačias aukščiausias vietas jau padengiau, bet rekomenduočiau nepamiršti, jog paprašyti modeliuko pažiūrėti vieną pusę. Štai matot, atsiranda, kaip anatomiškai vadinasi, nepasakysiu, bet atsiranda iškilumas, kurio nevalia pamiršti padengti šimeriu. Na ir mano didžiausia paslaptis, nepaslaptis, tai yra šimeris, produktas, kurį naudoju jau lagaminais. Mano tiekėjai žino, kad po vieną neperku, perku dėžėmis. Mano mylimukas. Didžiausias prašymas, jog gamintų didesnėse pakuotėse. Kūnas virsta deimantu. Dar vienas naujas mylimukas, atrastas ne per seniausiai, tačiau vertas būti pamatytų ir išgirstu, tai yra legendinės, visiems iki skausmo žinomos Bobbi Brown vitamininės bazės analogas. Pristatau Alexa Vien, va štai toks gražuolis. Kvepia taip pat, spalva ta pati ir poveikis tas pats. Moteris, naudokitės į sveikatą. Daiva yra kreminių tintų, arba kitaip tariant, kreminių šešėlių gerbėja. Visuose makiažuose juos naudoju, man tai yra must have produktas, tik labai svarbu atsirinkti jo elastingumą. Ir dėmesio, uždėti reikėtų su 2 darbo instrumentais. Tai yra, su vienu mes aplikuojam, tuomet keičiam į duo fibrą arba į 2 plauko pluoštą ir labai gražiai išsiretušuojam į odą. Čia svarbu, nes jeigu kreminis tintas uždžiūs linijoje, paskui jūs su tuo nieko nebegalėsite padaryti. Gal būtų svarbu paminėti, kad bet kokį sausą produktą imant naudoju voverės plauko instrumentą. Manau, kad aktuali informacija būtų absoliučiai visoms moterims, todėl kad 9 iš 10 jūsų susimastot sausą dažą dėti sintetiką. Damos, o kaip jūs reaguojate patarimus? Gerai, tai klausykit. Jeigu pas jūs rankoje yra sausas dažas, sausas šešėlis, kompaktinė pudra,
nesvarbu, bet kas yra sausos tekstūros, vadinasi, kitoje rankoje pas jūs turi būti voverė. Dar viena iš taisyklių arba patarimų būtų, kai dirbam su tamsia spalva, visuomet judesys rankos atrodo taip, nuo gylio į apimtį. Užsirašykit, išsisaugokit, pasikabinkit ant šaldytuvo ir daugiau tokių klaidų nedarykit. Kas mėgstat ir kam aktualu pats šešėliavimas, tai šešėliavimui užtenka 3 spalvų. 3 spalvos būtų lubos. Tai yra pati šviesiausia matinė, kuri yra naudojama akies kampe. Taip, tuomet apimtis. Žinoma, satinas, tai kas blizga, tai kas sukuria apimtį, tai kas sukuria norą žiūrėti. Ir aišku, galas yra gylis akies, jis turėtų būti gilintas tamsia spalva, štai pavyzdžiui tokia šokoladinė. Ir be abejo, gylyje itin svarbu nenaudoti nieko, kas blizga. Dėmesio, čia būtų viena iš taisyklių visaže, gylis daromas tik iš matinių spalvų. Kaip matot, netikėtai ant akių pats užlipo pravedimas. O jeigu norėtumėte išmokti tokį daryti precizišką, grakštų ir unikalų, prašau pas save į pamokas Icon Akademija Vilniuje. Lauksiu. Aš esu žmogus, šiaip niekada nebuvau durna, žinok, nepatikėsi. Aš mokykloje iš vis baigiau raudonų diplomų, tai tais laikais. Raudonas diplomas tai čia kur 9-ukai, 10-ukai. Šiaip baigus biochemiją, pagal specialybę, esu visiškas chemikas ir esu laimėjus 2 Lietuvos fizikos olimpiadas, visus bernus esu apdėjus. Tai va, aš savo laiku irgi buvau bjauresnė, ten skaitydavo etiketės labai, priekabi būdavau, žinai, tokia mandra. Iš to išaugau. Dabar labai retai, kada skaitau etiketės, sudėtis, bet jeigu man to reikėtų, aš pilnai galiu perskaityti ingredientus. Aš nebeapsikraunu taip. Tiesiog į viską pradėjau žiūrėti paprasčiau. Iki tokio lygio buvau nusigyvenus, kad maisto etiketės skaitydavau. Stoviu parduotuviai ir, žinai, žmonės negali prieiti prie jogurtų, nes aš ten stoviu. Ir skaitau sudėtį. Tai, čia jau nelabai gal gerai. Tai va, aš iš to išaugau, nes man pasidarė sunku su savim. Tai va, ir paskui gyvenime į viską paprasčiau pradėjau žiūrėti, išskyrus 2 dalykus. Tai va, instrumentai. Nes supratau, kad merginom niekas nesigauna būtent dėl to, kad prasti instrumentai jie nevaldo įrankių, o įrankis yra rankos pratęsėjas, taip kaip dainininkui balsas. Ir jeigu žmogus to nevaldo instrumento, jis paskui kaltina visus tik ne save. Aš absoliučiai suinteresuota žmogų išmokyti, tai yra mano duona, aš už tai gyvenu iš to. Ir man be galo svarbu žmogui perduoti žinias, o ne jam patikti. Aš nekuriu iliuzijos patikti žmogui, taip? Aš noriu jį išmokyti. Ir man būna labai svarbu, kai jisai sako, Dieve, Daivos dėka aš išmokau prieš pravedimą. Ir tokia kaip eureka. O jeigu aš ten patikau kaip moteris ir taip toliau, man vertės nekuria. Va, viskas, žiūrėkit, hebra. Uždėjom pudrą. Kaip tau pati pudra? Be to, visai cementas, visiškas cementas, tai yra ideali pudra kamerai, aš manau. Tiesiog Photoshopo efektas. Pirmuką naudoji, ne? Naudojau pirmuką, užsidengia labai sklandžiai, dirbau aišku teklonu dėl to, kad dėtų minkštai. Teklonas tai yra kempinėlės imitacija. Teklonas, naujos kartos sintetika, dirba preciziškai, gali uždėti tarsi filtrą. Kontūravimą darau vyrišką, matai, vedu žemyn ir tiesiai. Ir tai nieko bendro neturi su moteriškom, grakščiom, lenktom linijom. Jeigu dirbčiau su klientu, aišku, kontūravimą užsukčiau į nosį ir padaryčiau jį elegantišką, moterišką. Sekantis etapas, kuris mano galva būtų vienas iš svarbiausių, tai yra veido sukontūravimas. Kad gražiai sukontūruoti veidą, moteriai reikia rasti visų pirma gerą produktą. Iš tikrųjų, dažniausiai aš pabrėžiu moterims, kad pirmiausia darbą kūrė instrumentas, paskui eina priemonė. Šituo atveju atvirkščiai, pirmą susirandam gerą priemonę, o paskui jau prie priemonės pritaikom instrumentą ir instrumento plauką. Ir žodžiu, mano istorija su šito produktu yra labai įdomi, kadangi jau prieš gerą pusmetį mano kolegė Monika man parekomendavo šį produktą, bronzerį. 101 beje, kam įdomu. Šitą produktą parekomendavo kaip vieną iš must have ir aš su didelė karūna pasakiau, kad ačiū, man reikia, aš turiu savo. Tai šiandien aš atsiprašau labai stipriai ir Monikos ir šito produkto, nes dirba fantastiškai, yra be galo minkštas, vaikas išsklaidytų. Tai yra lengva dirbti, paprasta, nekomplikuota, tai yra tai, ko reikia moteriai, kad būtų lengva, efektyvu ir, žodžiu, nesuktų vidurių ir smegenų. Va taip.
Skaistalas yra be galo minkštas, pigmentuotas, bet aš turiu pasakyti, kad aš apskritai skaistalams neturiu kažkokių kaprizų. Man bilė padaro spalvą, atrodo šviežiai ir man jau gerai. Skaistalas dėl manęs gali būti tiesiog šešėlis iš šešėlių paletės ir tai man puikiausiai tinka. Žodžiu, nesu labai reikli skaistalams. Šitas ypatingas tuo, kad turi satininį švytėjimą ir gali tarnauti moteriai net vietoj highlighterio. Jeigu nelabai mėgsta highlighterius, yra tokių moterų, kurios vengia, tai šitas skaistalas būtų kaip du viename. Ant nosies briaunos nepamirštam uždėti, tarsi kūrėm iliuziją, kad mergaitė ką tik po saulės vonių. Tiesa, dar nepaminėjau, kad skaistalus visada dubliuojam ant kaktos ir darom veidrodinį atspindį. Tas irgi labai svarbu. Sukuria, mano toks yra nemėgstamas žodis, harmonija. Žodis harmonija man tiesiog neįtin patinka gyvenime, bet jį visi mėgsta ir visi supranta šito žodžio reikšmę. Tai dažniausiai tas veidrodinis atspindys ant nosies, ant viršutinio žandikaulio ar ant aukščiausio antakio taško, skaistalų atsikartojimas suveda akį į trikampį. Štai žiūrėkit, 1 taškas, 2, 3 ir akis atsiduria trikampio centre ir tai sukuria veide harmoniją. Ir dabar mes turime highlighterio etapą. Tai žodžiu, iliuminatorių sudėsime ant aukščiausių taškų veide. Ir gal vienas toks išskirtinumas, kur aš darau visada, kaip parašas mano, net mėgstu pasakyti, kad dedu į tarpuragį. Net žodis tarpuragis irgi yra labai daiviškas, nors iš tikrųjų moteris neturi tokios zonos veide. Bet štai, padarau bliką tarp antakių, sustumiu akis labiau į veido centrą, tada aišku nosies galiukas. Man labai patinka kolegė, Eglutė, mano Eglutė linkėjimai, jinai vadina highlighterio etapą glazūrą. Tai dabar mes glazūruojam veidą. Tikrai žinau iš patirties, kad ne visos jūs mėgsta tą švytėjimą. Ir viskas su tuo yra gerai. Tai jeigu jūs norit labai elegantiško, subtilaus švytėjimo, tiesiog pasiimkite instrumentą, kuris leis jums produktą aplikuoti be galo minkštai, tarsi debesėlių. Tai gali būti arba voverės plaukas, arba kukurūzinis, va štai toks žilas plaukas iš kukurūzo skaidulų. Good? O jeigu jūs norite uždėti taip, kad pamatytų net aklas, vadinasi, imkite ožką. Šitas highlighteris ar tiesiog. Bet yra tokių priemonių, kuriom trūksta žodžių. Pasisakinėk, dabar grįžtam. Ar matot, kaip blikuoja viršutinis žandikaulis? O produktą aplikavau tik su kukurūziniu plauku, tai reiškia delikačiai. Tai kaip aš jį uždėčiau su ožka? Aš esu iš tų meistrų, kur visada puošia ir dekoruoja vidinę akies gleivinę. Man tai yra be galo svarbu, dėl to, kad padaro akį didesnė, švaresnė, šviesesnė. Ypatingai gerai likviduoja akies raudonį. Ir vienas iš tokių pagrindinių be galo minkštų pieštukų, kuriuos naudoju darbe, tai yra būtent krymi spalva. Tinka principė visom akių spalvom, visom moterim gleiviniai laikosi iki tiek laiko, kol moteris pati priema sprendimą išsivalyti. Šiandien taip pat noriu pasidžiaugti savo kolegės Marinos kurtomis blakstienomis. Tai yra mūsų kolegė lietuvė, kuri savo išleido liniją blakstienų, be galo lengva su jomis dirbti, jos šilkinės, aš jas vadinu tinginių blakstienom, jos tarsi susideda pačios. Tai tiesiog mano duoklė kolegijai lietuviai, kuri pagaliau ryžosi sukurti savo brandą. Ta meilė makiažui pas mane atėjo iš traumatikos, žinok, iš paauglystės, kada visos panelės buvo labai gražios, aš buvau klasiai ta baisi, žinai. Kur jo, čia visiška traumatika, čia aš galėčiau būti psichologijos vadovėlio klasikinis variantas. Buvo didžiulis nepasitikėjimas savim, visos buvo aukštos, lieknos ir gražios, aš buvau neaukšta, neliekna ir negraži. Ir man labai buvo svarbu tai kompensuoti. Ir atsirado, vat kaip kompensacinis mechanizmas, atsirado make-up, aš pradėjau dažytis ir taip save įprasminti. Tai va, ir make-upai virto mano neatsiejama gyvenimo dalis, kaip mano kaukė, už kurios aš slėpdavosi jaunystėj. O paskui tai išaugo didžiulė meilė. Lūpos! Vyšnios. Žiūrėkit, ką aš galiu papasakoti apie lūpas. Taigi va, istoriją pradėkime iš toli.
Aš be galo mėgstu dažyti lūpas ir mano lūpų dažymo technika yra lėlės technika arba brats lūpų dažymo technika, kuomet aš lūpas darau be galo didelės iki nosies. Ir tikrai įspūdingas, dažnai moteris jaučiasi neįtin gerai su tokiamis lūpomis, jas reikia prijaukinti, kaip ir žiūrovės reikia prijaukinti, bet kameroje ir finaliniam rezultate tai atrodo įspūdingai. Kaip su ūsais dabar atrodo ištiem viršutiniam. Nekartą esu girdėjusi, kad matei Daivos darbą ir man nakrą, kai modelis buvau, sakai, nupiešim tau ūsus. Tai tau nieko tokio, kad tavo lūpų technika padažyta kartais pavadina ūsais? Kad aš pati ją taip vadinu, tai yra arti tiesos. Tai yra visiškai arti tiesos, nes dabartinėje stadijoje lūpos iš tikrųjų atrodo, kadangi tai yra virš kontūro ir kadangi tai yra tamsu, tai atrodo, kad ten yra ūsiukai. Ir lai būna, man netrukdo. Man be galo svarbu turėti žmonės, lyderius, žmonės, autoritetus, kuriais aš žaviuosi. Dėl to, kad jų dėka aš augu. Pas mane apskritai nėra pavydo jausmo. Jis kažkada buvo, bet dabar jisai visiškai likviduotas, aš dabar į žmogų žiūriu ir juo žaviuosi. Pavydas labai klampi energija, tai stengiuosi tiesiog žavėtis, o jeigu žavėtis labai nepavyksta, darau unfollow. Dažnai mano mokinė sako, kaip pas jūs nėra heito jūsų Instagrame, jūsų Facebook'e nėra heito. Tai dėl to, kad jeigu tas heitas atsiranda, aš jį akimirksniu išnaikinu. Niekada su žmogum nesileidžiu diskusijas, niekada nesiteisinu, nebandau įtikti, patikti ir paaiškinti. Kiek kartų po spalvotais makiažais yra komentarų iš onučių iš pirmos laiptinės, kur parašo, vaikeli, kur su tokiu makiažu eiti? Tai seniau aš dar būdavau pasiteisindavau ar bandydavau tam žmogui atidaryti čakras. Šiandien aš to nebedarau, bet jeigu, sakykime, tu manęs paklaustum, kur su tokiu makiažu eiti, tai galima įvilkti į humoro formą ir atsakyti, pavyzdžiui, į vakarinės mišes. Su violetiniai žaliu kokiu, pavyzdžiui. Iki plaukų augimo linijos, va tokiu. Į vakarinės mišes. O kodėlgi ne? Visada prasišluoju apatinį kontūrą, pasidarau taip, kad kurtų iliuziją, jog ten praeita, kaip mano žodis, lazeriu. Atsimeni per pamokas, kaip skemeniuodavau jum, lūpos kaip lazeris turi būti, kitaip nepraleisiu į egzaminą. Būtinai. Jeigu linija, jinai turi būti tobula. Nėra pusiau gražių linijų. Taip, linija yra arba tobula, arba jokia. Koks grožis pas mane rankose, tiesa. Ir čia gražu, kur pažiūri, visur gražu. Ir čia visai nieko. Merginos pirmą kartą bandysiu šitą produktą, kurį nuolat matau internete ir nuolat matau jūsų tarpe. Pačią pirmą spalvą naudosiu vien dėl to, kad yra soft pink. Šaltas tonas, jeigu jau mes matom, kad užrašyta pink, tai automatiškai mums sufleruoja, kad pustonis bus šaltas. O man tokio reikia, nes mano mergaitė tikrai nėra nušiltinta šitame darbe. Žiūrėkit, kas čia mums gausis. Ogi ombre efektas. Ombre efektą naudoju 9 iš 10 atvejų, visada jaunatviška, visada stilinga, madinga ir leidžia išlaikyti didelę apimtį lūpų, kuomet kontūras yra platus ir tamsus, centras yra šviesesnis ir puresnis. Kad gauti purų centrą, teptuką naudoju irgi purė galvute, niekada neimkit plokštumos, nes su plokštuma nepadarysi to debesėlio efekto. Kam aktualu bus, kokios spalvos buvo naudotas šitas dark chocolate spalvos pieštukas, būtinai pakomentuokit po video. Galbūt atsakysit, ne faktas, bet galbūt. Tai gal iš karto prie žiūrovo akių išpakuosiu, kad mažiau sukelti jūsų neigiamų reakcijų. Moteris, pažiūrėkit, koks grožis. Taip, Alixa vien voluminizeris. Rožinis, taip kaip aš mėgstu, labai mergaitiškas ir leisiu savo naudoti iškart iš pakuotės dėl to, kad tai yra naujas produktas. Wow, net nesitikėjau.
Čia toks Barbie look, wow. Tokia lūpų dažymo technika, aš mėgstu vadinti Russian lips technika arba Bratz lips technika, kuomet jos yra padidintos, kitaip tariant, overlinintos. Be galo patinka dėl to, kad subalansuoja lūpos kartu su nosimi. Apimtimis, susitvarko apimtis. Tuomet nosis automatiškai pas modelį atrodo mažesnė, kai lūpos didesnės. Tai yra labai gražu, jos iš karto savo labiau patinka. Overlininu ganėtinai stipriai tam, kad išgauti maksimalų leistiną lūpų dydį. Bet maksimalų leistiną tam žmogui. O kiekvieno žmogaus ta riba yra skirtinga. Šiandien toks mūsų rezultatas. Na ir finalui. Vaikeli, nekvėpuoji, būni užsimerkus ir mėgaujasi lengvu citrinos aromatu. Viskas. Ačiū už jūsų dėmesį, tikiuosi patiko ne mažiau negu man pačiai. Linkiu rasti, atrasti, prisijaukinti, pamilti makiažus, išgyventi tą patį džiugesį kartu su manimi. Dar gal paskutiniausias iš paskutiniųjų sakinys būtų toksai, kad mes apskritai dirbam su grožiu, taip? Mes dirbam su žmogaus švente, mes nedirbam su skausmu, nedirbam ligoninėje, nedirbam morge, taip? Mes dirbam su žmogaus džiaugsmu, su žmogaus švente. Aš neįsivaizduoju, kas gali būti moteriškiau ir geriau. Linkiu kiekvienai atrasti sėkmės ir iki pasimatymų.